Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą reabilitacijos centrą. Ši vieta tapo apleista dėl daug nesusipratimų, kai bankrotas ir nepavykusi rekonstrukcija. Apsilankę šioje vietoje smagiai pasislapstėme nuo mašinų ir radome nemažai įvairių statinių. Taigi, manau, nieko nelaukdami galime keliauti. Žodžiu, šiandien eksplorinam reabilitacijos centrą. Na ir dabar judam link jo, kaip matot. Žodžiu, ir ieškosim pastatų. Čia turim tokį kiemelį. Nu, pateks, kaip matau, visiškai nesunku. Iš tikrųjų, vieta gražiai atrodo, kelias gan gražus, man patinka. Viskas, aišku, išdaužyta, gan apgriuvę. Žinoma, čia ne pagrindinis pastatas. Pagrindinis reabilitacijos pastatas bus toliau. Na ir ką čia turim? Išdaužyta viskas, išgriauta. Žiūrėk, gerai atrodo. Šiaip iš tikrųjų, kai atėjau, tai net neatrodė, kad jis toksai platus, šitas pastatas. Ta prasme, atrodė, kad jisai labiau padalintas į daugiau mažesnių kambarėlių, bet taip nėra. Jisai turi gana didelę erdvę ir čia krosnis. Ką radai gero? Ten duobė kažkokia. Duobė? Nu, įdomiai. Jinai niekur neveda. Man tokia, ta prasme, įdomi kambarių struktūra. Visas išplanavimas toksai. Jo, eik tu savo. Žiauriai gerai atrodo šitie krūmai. Ok, judam toliau. Na ir žiūrėsim, ką rasim toliau. Čia biški visko primėtyta, galiu pasakyti. Ar vienas tuščias kambarys? Elektros, aišku, nėra. Taip ir turi būti. Čia dar kambarėliai. Vaizdas toksai pats. Judam toliau. Na, jo, čia viskas bus maždaug tuščia, aš taip manau. Taip apeisim maždaug juos. Čia dar kažkas, čia gal rūsy žiūrėk. Ne, elektrinės. Eik tu savo, aš taip norėjau, kad čia būtų rūsys. Jau galvojau, mums pasisekė. Ta prasme, mes dar čia nenusimenkim, nes čia mes tik pradedam jaus eksplorint. Ten vienas didelis laukia mūsų pastatas. Čia spinta. Tuščia viskas. Kažkas gal miegojo ar panašiai. Čia tušti kambariai. Čia dar plytelės likę. Čia tualetas. Atidarytas langas. Ir ten matosi dar vienas pastatas. Na, dar užeisim į jį. Maždaug viską peržiūrėsim. Jeigu labiau identiška bus, tai nebus reikalo net eiti ten per kiekvieną jo vietą, aišku, savaime suprantama tai. Čia yra antrasaus. Įdomu, ką ten rasim. Čia tikriausiai buvo turėklai. Bet aš įsivaizduoju, kad turėjo būti fainas vaizdas, tu įsivaizduok, žiūrėk. Čia turėklai, čia krosnis gražiai kūrenasi ir čia visur tokia gražiai apdaila. Tu prasme, man patinka projektas šito namo. Čia irgi. Identiška, ta prasme, viskas taip pat. Čia dar geriau galim matyti kitą pastatą. Gražiai atrodo. O, dar turim dažų. Ir visai geros firmos. Žiūrėk. Kompo laidas. Ar tu matai? Jo, aš jį mačiau. Ir jis kuo puikiausias veikas. O, balkonas, balkonas. Nice. Galima ir mašiną pasiimt žaislinį. Jo. Bet čia gražiai atrodo. Ta žolė, žalia, taip viskas. Ok, galim įdėti toliau ir dabar leisime žemyną, ne? Ir čia turėtų būti kažkur tai išėjimas mūsų. Jie, turbūt šitą. Paveikslas. Gan gražus. Žiūrėk, gal yra kas nors? Ne. Bet gan gerai atrodo. Kažkas atvažiuoja, ar ne? Jo, siūlyčiau bėg greičiau į tą. Gerai, biškį pasikinam.
Pravažiavo. Nu, žodžiu, man tai čia viskas aišku, čia viskas taip pat kaip ir pirmam pastate. Čia tokia pusiau kaip griuvėsiai. Bet iš pagrindinio pastato tai aš tikiuosi tikrai daugiau negu iš čia. Negu iš šito pastato. O čia mūsų pirmas apeitas pastatas. Visiškai toks taip pat kaip ir šitas. Per stiklus. Atsargiai. Ok, manau judama, ne? Nes viskas identiškai. Vaizdas toks gana įdomus, gražus. Einam, pažiūrėsim, kas trečiam pastate gero. Pažiūrėsim ir tada bus aišku. Bet čia tiesiog geriau išsilaikęs. Čia viskas taip pat. Ok, judėsim toliau. Žodžiu, dabar judėsim prie didžiojo pastato. Taigi dar priėjom vieną pastatą, mažiuką, iš viso šitas mažas. Ir ten matot tą patį didžiausią pastatą, žodžiu. Na ir dabar einam čia apsilankysim. Žodžiu, ten mašina stovi, nežinau, ar kažką matot. Turim fotelį. Duobė. Įdomu, kokia paskirtis buvo. Oh, damn. Ne, kažką atrodo. Žalios tabletės. Nori? Pamažina. Atrodo, kad grinai tikrina. Aš noriu įeiti per pagrindinį įėjimą. Atėjom į vietą. Pagrindinis pastatas, pats didžiausias iš visų. Na ir dabar žiūrėsim, ką turim. Pilna daiktų. Pagaliau daiktai. Pagaliau, aš jūsų taip pasiilgau. Aš taip pasiilgau pastatų su daiktais. Šiaip čia net prožektoriaus nereikia. Čia, žodžiu, pilna visokiausių dokumentų, sąskaitos bankuose. Rusiško kažkas tai. Kažkas tai apie bankrotą. Antrasis skirsnis – restruktūrizavimo procesas. Žodžiu, pilna visokiausių dokumentų. Čia man patinka, didelis pastatas, tikrai dydžio turi. Daiktų turi. Jo, dėžė, kažkoks įpakavimas. Čiužinys gana neblogo dydžio. Čia turim dar daugiau visokiausių dokumentų. Žaliuzės. Bet kodėl tos žaliuzės kitoj pusėje, aš nesuprantu. Įdomiai kažkaip. Ar jos tarp langų, ar kaip jūs? Žodžiu, čia mašinos sėdynės. Čia mašinos dalys. Neblogos lovos visai. Visko priversta čia iš mašinų dalių. Sėdynių visokių pilna. Čia dar daugiau dokumentų. Sąskaita 20. Atsargos 2002 metų. Čia universali informacijos ir telefonų knyga. Pilna telefonų, visokių kontaktų, ko tik nori. Kai golfų tai visą parduoda. Žodžiu, visokiausios knygos, visokiausi dokumentai, papkės. Varom toliau. Man žiauriai patinka, kad čia yra daiktų. Irgi dokumentų, tai čia baisiai daug. Visa žemė nuklota. Na, o dabar galim įdėti toliau, aš manau, ane? Dabar žiūrim, kur čia toliau mes galim praeiti.
Šitoks kaip atskiras, nesijungia niekas. Jo. Žiūrėk. Čia galima už tai per langą išlipti. Niekur kitur nėra praėjimų. Gerai, dabar judam į kitą pastato dalį. Taigi, čia turim laiptinę. Čia pirmas aukštas toksai. Gana didelė erdvė. Čia tai aš kaip suprantu ventiliacijos, kažkas tai tokio, ne? Elektros skydinės. Aš manau. Plytelės visur. Čia gal kažkokie buvo kaip baseinai, kažkas tai tokio. Galbūt kažkas buvo susijusiu su vandeniu, nes ta prasme plytelės tokios, tai kaip kokiam duše, jo. Čia, ką turim čia, irgi kažkoks kambarėlis, čia kaip lempos buvo, kažkas tai tokio. Galim įdėti toliau. Eik, tu sako, kokia erdvė didelė. Žiauriai didelė erdvė, viskas tuščia, bet iš tikrųjų, žiūrėk, pradžioj tai radom visko nemažai, ane? O dabar tai tokia erdvė milžiniška, tuščia. Pirmam kambarėlį pilna daiktų tiesiog buvo. Čia tas pats, kur žiūrėjom. Čia viskas jungiasi. Oho. Aš galvau, dar kažkas čia su mum yra šitam pastate. Čia nuo vėjo žodžių. Tie laiptai tai gražiai atrodo. Ta prasme, šita erdvė visiškai visa tuščia, ne? Bet tokia gera, tokia didelė, graži. Ir čia taip gražiai sienos apipaišytos. Ir šitas, wow. Jo, tai pasižiūrėsim. Viską apžiūrėti reikia. Ir tada žiūrėsim, kur eisim. Aš kaip matau, tai čia viskas jau bus tuščia. Nemažas toks pastatas. Kol kas tai man jisai grinai tuščias atrodo, kad bus. Kas čia? Kas čia? Nice. Aš šito tai nesitikėjau čia ras, žinok, visiškai. Čia degė kažkada buvo vėl. Kažkaip net nesistebiu, nes kur daug medienos, tai visada degė būna. Faina salė. Tokios pakopos. Geras dydis, gera erdvė. Čia projektorių, grinai. Gražu. Graži labai erdvė, nors ir tuščia. Bet man va dar įdomu. Kas va čia gal koksai, kokių gerų daiktų yra. Ne, tuščia. Kaip įdomiai. Tabletės. Žodžiu, pilna tablečių. Visokių. Ventiliatorius. Sukasi ventiliatorius. Gerai, dabar galim judėti toliau. Pažiūrėsim, ką rasim. Čia anglių kvapas neveltui. Deginti popieriai. Medinės grindys. Šiaip smagios tokios. Ir ką čia turim? Čia jau ėjom lygtis. Dabar jo, aš manau, galim į antrą aukštą judėti ir apsižvalgyti. Nuspręsti, kur toliau galima judėti. Iš tikrųjų. Jo, čia pilna visokių tablečių, primėtyti dokumentai, dar daugiau dokumentų, tualetai, kažkas tai tokio. Čia tai irgi pasibaigė viskas, kaip matau, žinau. Jo, lipam į antrą aukštą. Pasižiūrėsim, ką ten rasim. Čia geras vaizdas. Tokia didelė erdvė. Tablečių tai čia visur pilna primėtyti ant žemės. Pakuotėm ir atskirai. Čia kambarėliai. Tušti. Tuščia, nieko gero. Čia gal žiūrėk, koksai baras buvo.
Čia atrodo kaip kažkokia kavinė ar baras buvo kažkada. Tokia smagi vieta. Čia reikia atsargiai vaikščioti. Jo, lipam dabar žodžiu toliau kažkur aukščiau. Jau mes ant stogo. Smagus stogas. Man patinka. Žodžiu, gražus stogas, gražus vaizdas. Pastatas irgi man patinka. Bet šiek mes ant tos pusės stogo kažkaip galim irgi atsidurti, ar ne? Jo. Turėtumėm kažkaip tai galė. Man to reikia jau per temiai. Nori žiūrėk, matai kopėtėlį? Jo, jeigu yra kopėčios, tai reiškia yra ir užlipimai, žinau. Reikia bandyti žiūrėti. Gerai, pasižiūrim. Dabar grįžtam į pirmą aukštą. Žiūrėk, pala čia... Ai, galvojau, Rusys jau. Nėra Rusų. O čia, reikia pasižiūrėti, ką čia rasim. Nuėję. Jo, čia gal ir daeisim lygi tų kopėčių. Čia tuščia. Nemaža duobė tokia. Čia viskas kaip ir tuščia. Čia aplupinėta. Bet toks garsas net kitoks prie šitų sienų. Čia tuščia. Durys atsidaro. Oho. Tai aš ten duobę tokią mačiau, bet labai mažą. Ir gilę. Man įdomu, ten turi būti kažkoks įėjimas. Ta prasme, šiaip savo negali būti tokios duobės. Čia dabar tokie kaip ir garažai. Ir duobės yra. Jo, čia ta duobė tikriausiai. Ten vamzdis kažkoks. Ai, ne, bet ten su kitu kambariu tiesiog jisai jungiasi. Čia mes nusileidom į apačią. Bet taip keista, kad, ta prasme, viskas nesijungia vienoj vietoj. Viskas atskirai. Oho. Žodžiu, priėjom rūsius. Didelis rūsius. Elektros skydinė. Laidai nemaži. Čia visokių šiukšlių. Ventiliacija. Vamzdis. Ai, žodžiu, žiūrėk. Vamzdis ateidavo iš šitus ir ten pro visus vedindavosi. Nes per visą pastatą eina būtent tokie vamzdžiai. Jo, čia žodžiu visokie daiktai. Eiktų savo darbiniai rūbai. Grinai darbiniai rūbai. Dabar einam ten, kur dar radom visko nemažai. Daug visokių rūsio kambarėlių. Dar galim čia pražiūrėti. Čia tai net nežinau kas. Čia tualetai, kažkas tokio, jo, keista. Gerai, dabar pasižiūrim, ką čia turim. Vamzdžiai visur eina, žinoma. Čia nemažas rūsio kambarys. Nemažai visko sutalpint galima į tokį. Na ir dabar judam toliau. O, dar čia biškį yra. O, čia rūsiai tai tikrai dideli, masyvūs. Žiūrėk, kas čia daryta. Net nežinau. Dolenon, kas čia per dolenon. Kažkokie tepalai, kažkokie vaistai. Kremai kažkokie tai. Ką jie čia daryta? Tai čia reabilitacijos centras. Viskas Rūsys sudėta. Bet tai čia pilna visko, visokių kėdžių prilaužyta, visokių daiktų. Čia dar didesni tuneliai. Patekimas pro Rūsį. Čia laidai nukirpti. Ai, nu, mes net kažkaip neatkreipėm dėmesio. O. Čia, bet žodžiu, skirai Rūsys.
Rūsys atskirai nuo pastato. Nors čia dar neaišku, čia dar stebuklų gali būti. Žiūrėk, čia dar tunelis kažkur. Turėjau būti. Arba, ai ne, čia mes tą patį išėjom. Na va. Dar vienas didelis kambarys. Visko priversta, dažų kvapas jaučiasi. Padėsi dėl to. Einam iš didžiojo rūsio. Oho, dar ką radom. Aš tai išvis nesitikėjau čia tiek daug rast. Tu pasižiūrėk. Čia rojus, to prasme. Čia dar lauko scena kokio dydžio. Šiaip geras. Kaip gerai jinai iš toli atrodo, ne? Ten tai užkulisiai scenos. Koks fainas kaimelis. Čia taip visur krūmai tokie. Čia didelė scena. Čia tuščia. Čia užkulisiai tokie kaip ir. Mes ant scenos. Žiūrėk, matau kopėtėlės ant stogo. Lipsim ten. Telefonas. Jo, mums ten reikia atsidurt kažkaip tai. Tie laiptai. Kaip gražu. Ten tai Nemunas. Žodžiu, čia net takelis apleistas. Nes čia buvo takas normalus. Jo niekas neprižiūri. Žodžiu, čia turim kažkokį kaip ir baseiną. Aš taip suprantu. Lauke dar baseinas buvo. O čia Nemunas. Jei, gražiai atrodo. Aš tai nežinau, to prasme, aš čia atėjau pasižiūrėt vieno didelio pastato ir kitų kelių, o radom mes kone miestą kažkokį. Bet čia, žinok, ta prasme, čia tokie kaip sandėliukai, aš kaip suprantu, buvo. Tai čia bus tiesiog priversta visko konkrečiai. Net nemanau, kad ten verta eit. Žodžiu, viskas aišku. Ja. Kas čia yra. Gerai, dabar apžiūrėjom, baseiną ten radom, gražų takelį, apleistą irgi žinoma. Na ir dabar pagaliau, manau, lipsim ant stogo pastato viršaus. Ir aš manau, turėtumėm pamatyti neblogą vaizdą, nes gražiai dangus atrodo. Nuostabus vaizdas, galiu pasakyti, man patiko kaip tau. Žiauriai. Taigi, jeigu ir jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir susitiksim kituose video. Tad lygi kito susitikimo.